Sveiki. Tai šiandieną vėl prisijungiam analizuoti žmonių sielos formulės. Šiandien susitikau su Viktorija Dirba Mamos. Ačiū, kad kaip ir suteiki tokią progą. Tai šiandien apžvelgsim jos būtent sielos formulę. Tai čia ir matome mes ją. Ir tada tiesiog tokio kaip galbūt padiskutuosim, diskusijos tokiu būdu pabandysim pasižiūrėti, kiek atliepia tą informaciją, ką aš matau. Ir trumpai tiek. Na, labai įdomu. Tai pradėsiu nuo centrų. Centrai tai yra apie patį žmogų. Jie pasako, koks žmogus yra viduje. Ar jis daugiau toks konkretesnis, tarkim, turi tikslą ir eina link jo, ar jisai toks šiek tiek labiau išsiblaškęs ir gal sunkiau save susirinkti. Tai pas Viktoriją yra 2 centrai. Tai Viktorija yra tarp to vieno ir tarp tų jau daugiau centrų. Tai sako, kad jeigu turi tikslą, tai ji link jo eis ir kryptingai, bet jau šiek tiek gal to išsiblaškymo pas ją gali būti, nes yra daugiau energijų. Ne 1, ne 2, o netgi 3, kurios gali ją veikti. Tai ji lyg ir turi tą tikslą, eina kryptingai link jo, bet gali su laiku šiek tiek pasidaryti nuobodu ir galvoti, ką čia dar man pasižiūrėjus, ką čia dar įtraukti, gal kokį dar naują tikslą. Jo, iš tikrųjų, aš kai Mamų darbo biržą įkūriau, aš turėjau kryptingą tikslą, aš variau, pasiekiau tam tikrą rezultatą ir jau man šiek tiek atsibodo. Ir aš pasiekėjus jau dabar taip nerenku, man atsibodo, aš užsimaniau Instagramą. Po to galvoju, Instagramą man dar neužtenka, dar noriu, bet aš jau turiu, mano tie tikslai, jų daugėja. Jo nėra vieno, kad aš eičiau tik tai ten, pavyzdžiui, kaip grupė būtų, aš eičiau, ne, man neužtenka. Iš tikrųjų taip ir yra. Ir vienu metu turbūt ne vienas tas tikslas neiškeltas, o keli net gal. Jo, visada toks multitaskinimas. Kartais net nepagaunu, kiek jų jau yra, bet bandau sugaudyti. Tai čia pas mane. Aš ir galvoju, ar čia pas mane, ar kaip. Tai tokiem žmonėms šiaip ir rekomenduoja netgi, kad jeigu turi ne vieno kelis tikslus ir atrodo, nesivažiuoja tos, ten ar veiklos, ar ten tikslai tuo pačiu metu, tai šiek tiek tai pristabdyti tuos arklius, ir leisti tam pirmam tikslui galbūt įsivažiuoti ir po to ateiti link to, nes paskui atrodo tas toks išsiblaškymas didėja, atrodo tie tikslai nevyksta taip puikiai ir sklandžiai, kaip ten norėtųsi. Tai sako, šiek tiek stop ir tas sekantis tikslas vis tiek su laiku, įsigyvendins. Taip, tai čia taikliai iš tikrųjų dėl šitų savybių, mano. Tai apie, manau, centrus gal trumpai tiek, gal labai čia nesiplėsim. Dabar pasižiūrim, ką čia rodo būtent tos energijos pas tave. Tai pas tave yra pirmam centre, daugiausiai čia viskas ir sueina, tai yra Uranas ir yra Saturnas. Daugiausiai tai yra į Saturną įeina. Tai ką apie tave pasako, kad mėgsti, jog viskas vyktų pagal grafiką, pagal laiką, kad taip kaip suplanavai, tai pavyzdžiui, jeigu pas tave ateitų kažkokie svečiai ne pagal laiką, dzin skambutis į duris, labą dieną, Viktorija, aš čia pas tave, tai gal tu nelabai apsidžiaugtum, nes vis tiek nesuplanuotas vizitas. Jo,
Tai va čia tie planai, dar gal kažkokios taisyklės, kiek aš suprantu, Saturnas jo, tai vat planai, tai man jo, viskas pagal planą dėl punktualumo dar. Aš ant tiek punktuali, kad aš į darbą, atsimenu, išvažiuodavau man 9, o aš išvažiuodavau po 8, 10. Jo, mėgsta laiką. Taip, ir jeigu aš kažkur vėluoju, tas vėlavimas, tai kai lieka iki susitikimo 5 minutės, tai aš jau rašau kažkam, aš galiu pavėluoti, nors aš ateinu be 1 minutės 9, bet vis tiek aš galvoju, kad aš jau vėluojamas širdis baladuojasi, galvoju, ne. Dėl tų taisyklių tų pačių, tai pavyzdžiui, grupėje turbūt nėra nei vienoje grupėje tiek taisyklių, kiek mano biržai. Ir sako, galima man posti, jis atitinka taisyklės, sakau, ne, va čia tas punktas neatitinka taisyklių. Ir labai viskas griežtai, jeigu vienam, tai ir kitam irgi, ir tas taisyklės, griežtumas, disciplina, tai 100% apie mane, bet man pačiai kartais, aišku, tos rutininės disciplinos sunkiau laikytis. Aišku, dabar chaosas su vaikais čia nenori sunku, bet tai, kad aš tai mėgstu, tai faktas. Ir aš jau mačiau, kad pas mane chaosas tame vyksta, tai aš turiu dabar kelias darbuotojos, kurios tą discipliną ir rutiną įveda ir man ramiau ir aš sėdžiu, valio, pagaliau, viskas ant lentynėlių. O kaip, pavyzdžiui, yra šeimoje su tuo kontroliavimu, nes, pavyzdžiui, kai turi žmonės Saturną, tai labai mėgsta kontroliuoti ne tik savo komandos narius, bet, tarkim, netgi šeimos narius, ten, tarkim, padaryk tą, atnešk tą, čia darai ne taip, o čia reikėtų daryti taip. Aš moku deleguoti darbus, pasakyčiau taip, bet, gerai, kad aš turiu pakantų vyrą, kuris viską supranta ir aš, kai kartais jau pereinu tas ribas ir sakau, sorry, bet, taip išeina, sako, aš pažįstu tave, viskas tvarkoja. Bet labai, bet mėgstu arba mintise aš jau deleguoju, bet save stabdau, nes, žinau, kad kur galiu peržengti ribas, tai aš su to tvarkausi, nes, kartais galima įžeisti žmogų vien, kad, sakys, ko čia man nuradinėja ir panašiai. Tai aš žinau, kad aš tą turiu ir aš stengiuosi kaip ir kovoti su tuo arba į pliusinę energiją tai įvesti, tikrai ne į minusinę. Nebūti kažkokia tironė namuose. Tai tiesiog, žinai, nukreipti tuos tikslus į darbą daugiau. Tai Jo, tai kažkur nukreipi tada jo. Jeigu aš neturėčiau darbo, tai tikėtina, kad aš, kaip sako, ten strojinčiau visus namuose. Taip. O šalia esantis tas Uranas, tai irgi gali duoti to chaoso, kaip ir tu sakai, pas tave būna tos chaosas, bet aišku, elementaru, vaikai, tai iš pagrindų turbūt to chaoso duoda. Tai pas tave kaip irgi yra priešprieša, Uranas nori laisvės, jam netgi tas chaosas gali būti ir mintyse kartais, bet turi Saturną, kuris tau atrodo sudėlioja tą chaosą galvoje į lentynėlės. Tai irgi. Jo. Bet vis tiek stipriau turi taisyklės veikti. Jo, ir dėl laisvės tai 100%. Aš atsimenu, kai dirbau samdomam darbe, tai aš labai prastai jaučiausi, labai man taip sunku buvo viduj, kažkaip man norėjosi tos laisvės, aš norėjau vos ne anksčiau išeiti, kai padarius tos darbus visus, toks nepriklausomas paukštis būti. Ir kai pradėjau dirbti ant savęs ir man iš karto aš pradėjau gyventi, aš pradėjau kvėpuoti, mano plaukai ataugo, man iš vis oda pradėjo švytėti, nors ir neišsimiegu ten ir miegu, tai, iš karto kitas žmogus tapau, nežinau, aišku, savo veikla tai irgi priduoda pliusų, bet aš manau, kad ta laisvė, jinai man buvo būtina. Tai aš manau, kad, aišku, čia ne visiems, nes
kiti sako, išeik iš samdomo darbo, ko čia vargsti, tai kitiems reikalingas tas samdomas darbas, jie gerai ten jaučiasi, bet vat, aš tikrai nelabai gerai jaučiausi vien dėl to, kad aš jaučiausi suvaržyta tokia. Tai matai, tai pas tave, pavyzdžiui, šitą vietą ir nori, kad tau atsiskaitytų kiti, o ne kad tu atsiskaitytum jiems. Tai matai, kai kuriems reikia tų nurodymų iš aukščiau ir jie daro tas užduotis ir gerai, o tau priešingai. Geriau kaip pati susikuri savo darbus. Taip. Tai va. Ir va šita vieta irgi rodo, kad nenori būti tokia kaip visi. Nori kažkuo išsiskirti, ar iš savo, nežinau, darbo aplinkos, ar netgi iš draugų, kažkokio kitoniškumo norisi įnešti. Ar į tą patį netgi darbą, nes čia, kadangi darbą šalia, tai netgi gal kažkokio originalumo savo tiesos. Man labai dažnai, mano atsikėjo, sako, tu daryk tą ir kaip tas verslas, kaip tas. Taip populiaru, tu čia pasieksi daug, aš sakau, ne, aš nejaučiu ten savęs, man tai ne faina bus, aš galiu nukopijuoti, aš galiu padaryti kažkaip panašiai, bet tai ne apie mane bus, mane tas darbas, ta veikla tada nemotyvuos, ilgainiui aš jaučiu, kad bus stagnacija ir aš sakysiu, darykit jūs patys, o kai kažką kitokio sugalvoju, kaip su mamų darbo birža, sako, kaip tu sugalvoji? Nežinau, sugalvoju ir man iš karto veža tas projektas, nes tai kitoks, nėra tokio projekto. Ir iš karto, nežinau, man daugiau emocijų, energijos atsiranda. Ir kai varau kažką tai šabloniškai, kaip visi, ir man jau neįdomu, aš sakyčiau, kažkaip. Tai yra ta informacija, kam čia kartuoti. Tai čia šitoje vietoje tai 100%. Tai lauksim naujų originalių idėjų toliau. Būtinai, jų yra tikrai daug ir nežinau, aišku, kad ten kiti rodikliai rodo, bet man dar labai svarbu ir žmonių labui kažką. Ne šiaip savo, bet tokią prasmę įvesti. Tai pas tave tas kitas centras, čia ir yra apie žmonės, kad jeigu tu turi tikslų, tai tu turi tokių ir didesnių tikslų, kad pavyzdžiui, jau nebūsi ten vienos anketos, kažkokios administratoriai, tarkim, kaip pavyzdys, o ten, tarkim, jau daugumą žiūrės į didesnį kiekį. Tai čia apie žmonės, žinai, tas yra. Tai tu irgi į žmonės orientuojasi. Į žmonės, į tokias, bendruomenės. Iš karto jo, ir aš suprantu, kad man trūksta, jeigu ten keli arba vienas ant vieno, tai tada trūksta man tų žmonių. Tai tas ir yra, kad tavo tikslai nukreipti į mases ir ta pati dirba mamos, mamų darbo birža, atrodo, nevadinasi grupė, kur yra Facebook'e, tai irgi į visuomenę, kaip ir didelę tą visumą. Taip. Tai dabar pasižiūrėkim, šiaip dar turi vieną mini centrą, kurį gali jausti, gali nejausti. Tai yra Merkurijus. Merkurijus tai yra žinios, ryšiai su žmonėmis. Tai vėlgi, galbūt anksčiau, galbūt dabar mėgai kaupti žinias, mokytis, gal netgi būdavo, kad labai daug sukaupdavai ir tų žinių net nepanaudodavai. Gal kadaise tai buvo, nežinau. Tai mamos mokymai. Tai dabar jau naudoji. Jo, labai jaučiu iš tikrųjų, nes kasdien mokosi kažką. Ir iš karto norisi dalintis. Iš karto, išmokau ir iš karto man reikia pasakyti. Ir kartais, yra telegramas uždaras, man atrodo. Tai kažką išmokstu ir man iš karto reikia tam pasidalinti. Ir jeigu praeina kažkiek laiko, man gal jau nereikia, bet toks inercija tokia. Ir namuose irgi su vyru. Sakau, ką čia žiūri? Geriau kokius mokymus.
Nu, čia ir mano Saturnas irgi įsijungia. Tai va, pajauti ir, žodžiu, pradėjai dalintis, tai labai labai gerai. Nes būna, kad va, žmonės, kai turi tokią vietą, tai jie tiesiog kaupia ir atrodo, čia dar aš per mažai turiu tų žinių, va, aš dar nepakankamas ten kažkur ir visą gyvenimą taip gali tiesiog kaupti. Bet va, tu pajautai, tai ir labai puiku. Man iš tikrųjų kartais jaučiasi, galbūt čia dar reikėtų kažką, nu, arba tam didžiajam kažkokiam kursui. Tai aš tos mažus darau kursus, bet ant tiek save ten atiduodu, kad, na, kiek mokinių žiūrėjo, sako, kad tikrai užtenka ir net daug daugiau koncentruoti ir viskas gerai. Nu, tai man užteko tų tokių patvirtinančių žodžių ir galvoju, okei, tai einam toliau. Jo, ir pas tave tie mokymai, kadangi turi tą Saturną, jisai mėgsta tokį aiškumą, konkretiškumą, tą tokią lakonišką kalbą, netrumpai ir aiškiai, tai pas tave tie mokymai ir yra vat, trumpai ir aiškiai, ne per daug. Jo, bet tų tokių, žinai, litanijų, kur 5 valandas vienus mokymus, nu, man tai tragedija. Aš noriu aiškiai, suprantamai, be visokių pilstimų, tai tu klausysi, pati žinai. Taip. Tai va, tai ir apie ryšius, kaip sakiau, nu tai va, tai tau gali netgi ir lengvai sektis, galbūt megzti tuos ryšius, ryšį tie, nes su žmonėmis, galbūt su kokiom bendruomenėm. Tai va, tai ir toliau megzti tuos ryšius, didink savo pažinčių ratą. Ir tada, jeigu dar va žiūrėti į misiją, to aš parodysiu, būtent čia yra tavo misija, įrodo į Jupiterį. Jupiteris irgi yra toks kaip visuomeniška planeta. Gali būti susijęs su mokytojavimu. Tai vėlgi tos pačios žinių, tų pačių žinių dalinimasis visuomeniai. Ir čia Plutonas, tai masės. Jo, tai masės. Tai va. Gerai, einu. Gerai, ne? Tai va. Tai vieni būna žmonės, pajaučia, ką jie atsinešė su gimimu anksčiau, ne, kiti žmonės būna vėliau ir kartais, kai nagrinėja tą pačią analizę, kitam žmogui gali sakyti, kad ne, čia tikrai ne apie mane. Tai irgi viskas yra gerai, gal tiesiog dar tų dalykų nepapasakoti. Jo, arba nelaikas. Iš tikrųjų, man kartais atrodo, kad ir patys žmonės, žinai, gyvena tokiom energijom, kad, kaip pavyzdys, guli ant sofos, televizorių žiūri, tai jie net negali pagauti savo bangos, nes per toli ta banga. Tam, kad pagauti ją, tu turėtum, atsikelt ir pradėti bent eiti kažkur. Ir tada, žinai, viskas palaipsniui gal ateina. Iš tikrųjų, man panašiai buvo. Aš vienoje, pavyzdžiui, darbovietėje dirbau, vėliau išėjau kitur ir galiausiai pastojau. Ir tas laikas buvo, kai viskas, man reikėjo rinktis kažką daryti. Ir aš kaip pradėjau jausti savo širdim, ką man reikia daryti, o ne būnant kažkurioje darbovietėje ir atliekant jiems darbus. Aš nejaučiu tada, negirdžiu savo širdies, nes mano tikslai, mano mintis kažkur jau kitur, pas kitus žmonės, gal taip pasakyti. O aš kai likau viena su savo mintim, su savo širdim ir aš supratau, po truputį aš ne iš karto pradėjau mokyti. Tai pradėjau pirmiausia, skūriau grupę ir vėliau jų einant tikriausiai savo bangoj toj, kai aš įplaukiau, mane nunešė į mokymus. Aš tiesiog Instagramą padariau, man minties net nebuvo, kad aš mokysiu. Man jeigu pasakytų prieš 5 metus, kad tu mokysi, aš sakyčiau, išprotėjot, aš bijau kalbėti prieš žmonės. ir va čia taip išėjo, kad galiausiai aš esu čia, kur esu ir iš tikrųjų ir jaučiu, kad aš plaukiau pasroviui, kaip turėčiau. Tuos skaičius, žinai, pasikartojančius. Aš iš vieno juos matau, aš tiesiog kiekvieną kartą, ir dabar 20.02, kai aš tai pasakiau, buvo mūsų rekordingai. Tai dar kartą čia patvirtinimas, kad žodžiu eini gerai.
Labai Na, gerai. taip, iš tikrųjų, vat ir visos analizės taip, na, kiek aš padarius esu ir vedų, ir vakarų, ir likimo matricų, aš turbūt viską esu padarius, tai ir vat sielos formulė lygiai viskas apie tą patį. Na, tik tai vat iš skirtingų, nu, kaip iš skirtingų pusių ir viena kitą papildo, kažką kitą naujo pasako. Man tas patinka irgi. Ir vat, pavyzdžiui, kai tu sakai, kad esi save ištyrinėjęs, praktiškai išanalizavus per įvairias technikas, ne? Tai kas gali vat, irgi turėti įtakos. Pavyzdžiui, čia vat, traukia ezoterika, gali traukti. Nu tai va, tai gal jeigu žmogus neturi vat, tų energijų, gal jisai ir savęs ten per daug nenagrinės, nežiūrės ten iš visų pusių. Paskui vėlgi, va čia savianalizė, ne? Tai va, tai tas ir noras pas tave vidinis analizuoti, ieškoti savęs. Jo. Taip, ir rodos jau kiek aš turbūt kiekvieną savo lastelę išanalizavus ir man vis dar trūksta. Ir va tau rašau, Julita, aš užsakiau dar vieną analizę. Arba ten kokias kortas ir panašiai, nu labai įdomu. Tai vat, ačiū labai tau už šį pokalbį irgi, kad vat leidai man dalyvauti ir šiek tiek dar labiau save pažinti. O ačiū tau, kad galėjau pasinaudoti tokią galimybę. Tiesiog panalizuoti ir dar kartą parodyti, kad dalis tiesos yra tame. Tai faktas, čia jau 100% viskas taikliai.